Klientai, nustokit stebinti mane. Turiu klientą Perliuką, kuris manęs neklausė ir yra dabar puikus pavyzdys mano klientams. Žodžiu, prieš 3-4 mėnesius mes su juo turėjom reikalų. Žodžiu, sako, suraskit man Audi Biturbo C7 prie faceliftą. Automobilis su labai nepatikimu varikliu, kurio remontas kainuoja, kad gerai padaryti 8000 eurų. Ir kurie dažniausiai į Lietuvą įvežami su variklio defektu. Ir ko pasekoje būna padaryti ant pardavimo už 1500–2000 eurų, bet tas variklis nelaiko ir vėl genda. Tai žodžiu, aš visiems klientam nepatariu tokių modelių rinktis. Bandžiau įtikinėti, kad pirktų 2 litrai dizelį, kuris yra patikimas, o jeigu ir suges, kainuos remontas tik 2000 eurų ir bus padaryta normaliai. Tai žodžiu ką, mes jiems suradom tą 2 litrę, pakankamai tikrai gerą mašiną, atvažiavo, pasitestavo, nepirksiu, nėra traukos, lieva tą mašiną, čia komplektacijos nėra, Biturbo turi geras komplektacijas, bla 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 bla. Nenupirko, sakau, gerai, pats ieškokis, jeigu nori tos Biturbo ir nusipirksi. Nusipirko, 3-4 mėnesiai praėjo, labą dieną, turiu problemų. Reikėtų pagalbos, čia vat pardavėjai apgavo, pardavė su paslėptų defektų, užkalė variklis. Sakiau, kad tai bus, jebiku maku. Žodžiu, neklausė manęs, dabar turi problemų ir dar prašo, kad padėčiau. Nu tai žiūrovai pasakykit man, ar jam padėt ar nepadėt. Į komentarus arba tiesiog palaikinkit.